Sveikučiai visi susirinkę į mano vlogą. Šiandien savo vlogą pradedu anksti nuo pat ryto, tai keliauju į darbą nuo 8 ir noriu šiandien pradėti čia filmuoti, nes vakare keliausiu iš draugės gimtadienį. Tai vėliau jums viską parodysiu, kaip pasiruošiu ir kaip atrodysiu. Tai va, iš tikrųjų noriu miego, bet tikiuosi prasibudinsiu. Reikės dar darbe kavos atsigert. Ir jo, apsirengiau jau yra apie 28, tai už keletos minučių išeisiu, nes man čia labai greitai nueiti, tai susitinkame vėliau. Na va, I'm ready. Tai vakar iš tikrųjų išsiplovė labai gerai plaukai po daug laiko. Tai draugė man paskolino, tiksliau davė labai gerą kondicionierių ar balzamą, nežinau. Tai žiauriai, vat nuo pat šaknų išsiplovė gražiai plaukai. Tai manau, šiandien manęs jie klausys, tai man tiesiog reikės juos išsitiesinti ir viskas. Tai vėliau viską pamatysite, o dabar keliauju į darbukį. Nu va. Aš jau baigiau savo darbuką ir keliauju namo ruoštis, judėti į savo galiuką. Tai va labai fainiai, visai gerai praėjo diena, buvo truputėlį rūgštis sukilus nuo sriubos. Bet praėjo tikriausiai po biškį, praeina. Tai viskas, manau, bus gerai. Kaip laukiu jau pasiruošti. Ir labai gerai, nes oras sušilo. Nes ryte buvo pradėjo lyti, o dabar žiauriai karšta. Tai va, keliauju namo, susitinkam ten. Na va, draugės dovanėlė paruošta, gėlytės ir dovanėlė. Kai žodžiu pradedu savo make-upą, nežinau kur čia žiūrėti, nes kažkaip nesusireguliuoja čia ta kamera. Tai nežinau, kiek jūs čia matysit, but I need this color, nes mano suknelė tokia bus. Štai šitą. Tai nežinau. Čia žiauriai nepatogu. Aišku, antakiai ant galo, bet dėl vaizdo reikia susišukuoti. Aišku, jūs vėl iš šono žiauriai blogai matysit, bet aš neturiu kaip kitaip kameros pastatyti, nes čia tikrai vietos nėra. Gerai, kiek aš turiu čia to laiko? 4. Šitai galėjau neskubėti. Bet geriausia pirmą pasidaryti make-upą ir tada bandalinti. Atrodysiu tai kaip... Atrodysiu tai kaip vandenėlė. Not bad. Bet aš įsivaizduoju, kaip jūs čia blogai matot viską. Bet yra kaip yra.
Žodžiu, aš labai atsiprašau, kad jūs nematysite tikrai to rezultato, bet aš paskui kelsiu nuotrauką, kai baigsiu visą savo makiažą. Nes manau, kad per kamerą vis tiek taip nepersiteikia. Ir dar plius iš šono, tai tuo labiau. Nežinau, čia gražiai. Atrodo šiaip pasidažiusi žaliai. But I don't care. Jo, būsiu grinai kaip undinėlė. Gerai, but I need blend. Išbandysime naują tušą iš Maybelline. New York. Dabar tikrai man tinka prie mano make-upo ta žalia spalvikė. Jau žiauriai senai tiesiamus plaukus. Gal reiks susirišti taip?
Na tai sveiki grįžę į mano šitą vlogą. Tai noriu jums papasakoti apie gimtadienį, kuriame buvau. Tai daug medžiagos neįkėliau, nes tiesiog, kaip ir buvau minėjusi, kad vis tiek klausinėti žmonių, ar galiu kelti, kai dar tuo labiau čia buvo pusė ne mano draugų, o mano draugės ir pusė nepažįstamų ir tiesiog ne visi mėgsta tą socialinę erdvę. Tai ir nieko beveik neįkėliau, bet noriu papasakot, kad buvo vau gimtadienis iš tikrųjų. Tai įkelsiu galbūt keletą fotkyčių su drauge. Tai realiai aš pirma labiausiai ir greičiausiai prisigėriau iš pradžių. Paskui jau aišku, po biškį visi kažkaip užgaudžiau tą kabliuką, nežinau, kažkaip buvo labai fainai, nors net nebuvau pasiruošusi gerti, nes tą dieną tikrai buvau pavargusi, ėjau dirbti nuo 8 ir keliausi 7, mažai miegojau, bet kažkaip viskas buvo gerai ir ištempiau iki pat 3 netgi, kiti dar ten ilgiau iki 6 sėdėjo, Juliui ten irgi buvo komelė tokia nebloga, bet žodžiu, buvo žiauriai fainiai. Su visais susibendravau, susiskalbėjau, šokom, dainavom, viena tokia panikė buvo irgi žiauriai faina. Mes ten su ją tokį vaibuką pagavom, labai susiderino mūsų visas judesys. Ir žodžiu, tikrai labai smagiai praleidau gimtadienį. Buvo bairis, jog draugė turėjo šašlykų. Ir aš jau skaniai pavalgysiu, nes tą dieną iš vis buvau labai mažai valgius, bet nežinau kaip tie šašlykai sugedo. Ir kai juos pradarė, buvo bele koks neskanus kvapas. Ta prasme, aš nežinau, kuom ten davė, bet galvojom, gal tiesiog dėl to marinato. Pradėjom kepti. Ir žiauriai smirda, netgi kai kepa, aišku, neturėjo malaus. Tas ne kažką buvo, bet vis tiek nemanau, kad būtų išgelbėję. Tiesiog kažkaip gal per tą trumpą laiką, kol jie atsivežė to šašlykus iki sodybos, galbūt jie sugedo, nors jie buvo šaldytuve, bet net nežinau kaip, nes galiojimas tikrai nebuvo pasibaigęs. Tai žodžiu, valgiau tą šašlyką. Ir jis buvo toks sūrus, bet aš tiesiog galvau, kad jis tiesiog yra sūrus. Ir žodžiu, paskui ateina man sako, nevalgyk, jisai buvo sugedęs tą mėsą. Geriau, sako, aš vietoj to jis nevalgyčiau. Gerai galvoju, išmės, bet nieko, aišku, nebuvo. Aišku, šiaip neblogai prilakiau iš tikrųjų, tiesą pasakius, bet buvo tikrai labai smagu. Prisidarėm labai gražių nuotraukų, prisipotkinau realiai su kiekvienu, turiu bent po vieną nuotrauką, su kitais tai daugiau nuotraukų. Na, bet tiesiog, labai laukiu dabar savo gimtadienio, nes tikiuosi irgi bus geras vibas, tik ten bus kitokie žmonės, aišku, viena tik bus iš to gimtadienio. Aišku, norėtųsi ir daugiau pakviestų žmonių viską, bet kviesti irgi žmonės, su kuriais ten buvai pabendravus vieną kartą, ar ten nepraleidai su jais daug laiko, ar ten dar kažką, tai nevargiai iš tikrųjų, nes vis tiek, tu darai savo šventę, tai nori pasikviesti artimiausius draugus, su kuriais bendrauji, su kuriais, nežinau, bendrausi dar ilgai, o galbūt tiesiog tuo momentu su kuom bendrauja ir, žodžiu. Bet draugės gimtadienis buvo vau 20. Tai tiesiog, aš net neturiu daug ką papasakot, nes buvo vau, ten ir būtų reikėjo pamatyti. Jeigu aš galėčiau kelt visus videkus, kokias mes dainas tūsinom, tai būtų vau, nes tu prasme buvo žiauriai linksma. Aš net buvau vienu momentu bele kaip užkimus, ta prasme. Aš nežinau, aš tiek ten dainau, tiek rėkiau, tiek šokau. Ir jo, bateliai, su tais, kuriais variau, kur sakiau iš savo šeino haulo, šiaip yra patogus ir manau, kad savo gimtadieniui taip pat su jais atlaikysiu gan netrumpą laiką, bet kai juos nusimoviau, tai nežinau, atrodo
1000 pūslių buvo ant mano kojų, nes taip skaudėjo pėdas, nes aš nuo pat 6 valandų iki 12, ar po 12 netgi, iki 12, buvau su tais batais. Tai va, 6 valandas. Tai žiauriai normaliai dar atlaikiau. Ir labai buvo graži sodyba, gaila, kad labai daug nenufilmavau, nes tiesiog kai šokom ten kažką filmavau, bet tai va sodybos nenufilmavau, bet įmesiu, kaip atrodo ta sodyba ir iš tikrųjų varkę daryti toj sodybai, bet kelias iki jos už tokią kainą tikrai neverta, nes ta prasme ten reik pro miškus, pro balas, pro duobes, nežinau, ten kaip sovietmetiniai keliai atrodo, ten toks nesąmoningas kelias, kad mes ten važiuojant į priekį belekai prasikeikiam. Bet žodžiu, buvo fainiai, buvo gero, viso gero, buvo smagu. Aišku, gaila, kad nėra tos medžiagos, kad jums viską tai perteikti, bet aš tokį story time trumpo padariau. Tai tiek, tokie įspūdžiai, tokios emocijos. Kitą dieną šiaip labai miriau. Skaudėjo labai galvelė, tingėjau viską daryti, tiesiog nieko nedariau, nusimaudžiau ir viskas. Ir paskui dar vakare ten į lauką išėjau, bet buvau viduj tokia mirus, kad net šiandien neatsigavau. Šiandien net visą dieną tokia mieguista jaučiausi, bet va taip, fainiai pašventėm, užskaitėm, atšventėm, paminėjom ir va. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot, nepamirškite manęs pasiekti Instagrame ir TikTok'e, pažiūrėkite naujus postukus, kurį kėliau už šito gimtadienio, gal ten kažką labiau pamatysite ir pajusite tą vaibą, koks jis buvo. Paspauskite patinka ir būtinai subscribe, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad esat, linkėjimai visiems, kas žiūrite iš to baliaus mano video, buvo labai fainai, buvo nerealu, nuostabu ir sakau jums iki.